Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga. 12:10 min. Labadiena visiems Utenos radijo klausytojams. Šiandieną pirmadienis, jau spalio 24 diena ir žinia svarbiausia tai, kad Lietuva jau išsirinko Lietuvos Respublikos Seimą, kuris pastarosius 4 metus mums tiesiog vadovaus ir atstovaus Lietuvą ir plačiajame pasaulyje. Būtent spalio 23 dieną, sekmadienį nuo 7 val. Iki 20 val. Vyko pakartotinis Seimo rinkimų balsavimas. Ir šio balsavimo metu 68 vienmandatėse rinkimo apygardose buvo renkami Seimo nariai, kurie dalyvavo po 2 kandidatus kiekvienoje rinkimo apygardoje, kurie būtent šių metų spalio 9 dieną surinko daugiausia balsų. Utenoje, Utenos 51 apygardoje, balsavimo teisę turėjo 35 790 turinčių piliečių. Utenos rinkimo apygardoje konkuravo 2 kandidatai. Tai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Edmundas Pupinis ir jo oponentė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė Milda Petrauskinė. Surinkęs 48,95% rinkėjų balsų, rinkimus laimėjo ir į Lietuvos Respublikos Seimo nario mandatą gaus Edmundas Pupinis. Šiandieną Edmundas Pupinis svečiuojasi Utenos radijo studijoje. Labadiena. Labadiena. Leiskite oficialiai pasveikinti jūsų iškovotų mandatų ir, žinoma, esate Utenos apygardos atstovus Lietuvos Respublikos Seime. Ačiū labai. Džiugu, kad šiandieną atradote laiko atvykti pas mus. Leiskite paklausti, vis tik tai, ar bemiegė naktis buvo, ar įtempta sekmadienio diena, kai žmonės ėjo link balsadėžių ir balsavo jau antrajame ture? Nepasakyčiau, iš tiesų, turbūt patirtis leidžia nesijaudinti, nes iš tikrųjų, turbūt dalyvaudamas rinkimuose jau šį kartą tikrai žinojau, kas laukia, kokie darbai. O darbas visas yra garbingas, aišku, savame suprantama, ačiū uteniškiams, Utenos krašto žmonėms už pasitikėjimą, tikiuosi garbingai atstovausiu jūs, savame suprantama, kad turbūt visada sakau ir susitikimuose sakydavau, kad reikalinga parama. Seimo narys yra vienas asmuo, o jeigu žmonės jį palaiko, jeigu ateina su savo pasiūlymais, tai iš tikrųjų ir dirbti kur kas smagiau. Kuo ypatingas jums Seimas, kad traukia jau ne pirmą kadenciją, jame būti 2 kadencijas esate buvęs, 1 praleidote ir dabar jau 3 kadencija su tam tikra 4 metų pertrauka vėlgi bus jūsų darbo vieta Vilnius. Iš tikrųjų, turbūt draugiausiai tai yra pareiga. Nes turbūt rinkdamasi politiko duoną, politiko veiklą, turbūt daugiausiai turi galvoti apie pareigą, ne apie savo patogumą. Nes jeigu sąžiningai dirbi, tai savame suprantama, darbo yra daug, jis pakankamai sudėtingas, daug gauni informacijos, tačiau, turbūt kai kurie rezultatai ir apskritai turbūt politiko gyvenimas, jis yra nemonotoniškas, kas man labai tinka, tai užveda ir savame suprantama man, kaip galbūt pagal profesiją pedagogui, tiesiog patinka bendrauti, patinka atstovauti nuomonę, patinka kurti, rašyti programas ir taip gilintis į tokį politinį Lietuvos ir pasaulio gyvenimą. Jeigu, truputėlį pasvajokime ir žvelgime į priekį, jeigu susidarys tokia koalicija, kad krikščionys demokratai su jumis taip pat bus vis tik tai valdančioje daugumoje kažkoje koalicijoje, tai žinoma su valstiečiais, ko gero didžioji dauguma. Kokiame darbe jūs labiausiai galite save realizuoti kaip politikas atstovaudamas ir Utenos kraštui? Iš tikrųjų, vis dėlto reikia galvoti apie atstovavimą Lietuvai ir Seimas nėra kažkokia tai lobistinė organizacija, kur kiekvienas Seimo narys privalo atimti iš kito kąsnį ir tempti savo gimtąjį kraštą. Savame suprantama, lobizmas irgi tai turi būti sveikose ribose ir aišku atstovaujant savo kraštą, bet vis dėlto mūsų kraštui bus gerai tik tuo metu, kai ir visai Lietuvai bus gerai. Ta mes turime suprasti ir tai todėl ir turbūt svarbus tas visuotinis atstovavimas, ginant įstatymus vienodai lygius ir teisingus visiems Lietuvos piliečiams. Radio klausytojams noriu priminti, kad pokalbis šiuo metu vyksta tiesiogiai, todėl jeigu turite klausimų gerbiamam Edmundui Pupiniui, kuris jau yra išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, žinia dar priesaikos nedavė, bet vis tik tai jau artimiausiu metu ko gero tikrai įvyks, galite skambinti ir pateikti
klausimų. Studijos telefonas Utenoje 64111, miesto kodas 8389. Laukiame jūsų skambučių, o tuo tarpu diskutuokime toliau. Kokie pagrindiniai buvo vis tik tai iškelti jūsų kaip kandidato klausimai arba pagrindiniai tie poliai, su kuriais ėjote kaip rinkiminiai šūkis, kaip nuveiktų darbų gairės, tiksliau galbūt būsimų darbų gairės, nes nuveiktais darbais mes visi mėgstame pasigirti, bet svarbiausia yra vis tik tai būsimieji darbai. Na, iš tiesų aš daugiausiai gilinuosi į žemės ūkio ir kaimo reikalus, bet suprantama, tai tokia specifinė šaka, kur tikrai galėčiau daug padiskutuoti ir papasakoti, galbūt laidoje ir tą padarysiu. Tačiau vėlgi žiūrint iš pagrindinių Lietuvos problemų prizmės, tai savaime suprantama, mes kalbėjome apie pagrindinius tokius dalykus, nuo kurio priklauso ir mūsų visų gyvenimas. Ir ypatingai, nuo ne tik tiems žmonėms, kurie dalyvauja dirbdami verslo įmonėse, bet ir biudžetas ir taip toliau. Tai savaime suprantama, kad tai yra verslo skatinimas. Ir turim visi suprasti, jeigu nesėkmingai vystysis verslas Lietuvoje arba, tarkim, vystysis tik tas, kuris kuria mažą pridėtinę vertę, tai iš tikrųjų turėsim dar ilgai problemų. Nes žmonės nori uždirbti, žmonės nori gerai uždirbti, jie važiuoja, reiškia, į užsienius, kur iš tikrųjų ekonomika sutvarkyta ir tokiu būdu mes netenkam daug žmonių. Tai vėlgi turime dirbti tose srityse, kur galim gauti didelės pridėtinės vertės. Visi žvilgsniai krypsta į mūsų tokius, galbūt žvaigždės, tai yra biotechnologijas, tai yra fotonika, lazerių perspektyva, taip pat ir, reiškia, informacinių technologijų perspektyva. Tai tos šakos, kurios turėtų uždirbti Lietuvai nemažai pinigų. Bet savaime suprantama, to mes nepasieksime, jeigu nebus kokybiškas švietimas. Tai vat vėlgi kita problema, tai yra mes daug išleidžiam pinigų, ruošiam daug aukštojo mokslo, reiškia, specialistų paragavusių, tačiau dėja jie daug išvažiuoja į užsienius. Ir tokie pavyzdžiai yra, nežinau, čia su ponu Bužinsku teko diskutuoti vienoje diskusijoje. Utenos kolegijos direktoriaus, taip, tai jis pasakė baisus skaičius, kad, tarkim, pedagoginis universitetas ruošia 1000 žmonių, gal porą tūkstančių paruošia, 40 įsidarbina. Tai iš tikrųjų visą sistemą reikia pakeisti. Aš nesakau, kad pedagogų neruošime, bet galbūt keisti tvarką ruošimo, pavyzdžiui, galbūt pedagogus taip pat galėtų ruošti, reiškia, universitetai, fizikus universitetas, bet po to gauti, reiškia, tas fizikas galėtų pedagoginį minimumą, arba pedagoginį kursą ir eiti dėstyti mokyklas, į kolegijas ir panašiai, arba ten biologai, taip pat, kurie turi pašaukimą dirbti. Kaip supratau, jūs vis vieną daugiau iš švietimo sritį orientuositės, o taip pat ir, už praeitoje kadenciją buvote kaimo reikalų komiteto pirmininkas, kuris atstovavote žemdirbius vienokio ir kitokio klausimų. Iš tiesų, turbūt, žinant Seimo specifiką, labai priklauso nuo to, kokie ateina specialistai. Ir savaime suprantama, kad jeigu ateina nauji, tai jiems geriau pradėti gilintis į tas rytis, kurie jie, reiškia, iš tikrųjų, kurie baigia mokslus, kurie dirbo kažkiek tai ir panašiai. Aš esu baigęs tikrai nemažai, turiu profesijų tam tikrų, aš esu baigęs ir vidaus audito kursą, esu vidaus auditorius licencijuotas, taip pat aš dirbau kaimo reikalų, žemės ūkio srity, aš dirbau savivaldybėje, todėl man, reiškia, valstybės valdymo reikalai suprantami. Net ir savivaldos lygmenyje. Taip, savivaldos lygmenyje, tai aišku, aš merų dirbau daug metų ir suprantu, reiškia, kaip viskas vyksta savivaldos srityje ir, reiškia, kokių įstatymų reikėtų vėlgi, kuriuos tobulinti, kur dirbti. Ir dar vienas sritis - ekonomikas. Aš dirbau versle ir pakankamai ir ekonomikos komitete esu dirbęs. Ir iš tikrųjų tas sritis taip pat man suprantama. Tai todėl pasakyti dabar, kad aš būtinai būsiu, tarkim, kaimo reikalų komitete, aš turbūt negalėčiau, nors ir ruošiau tą programą. Savaime suprantama, aš turiu nemažą įdirbį, daug turiu idėjų, tačiau taip jau yra. Tai yra komandinis darbas, kuomet tu neužsidarai savo srity. Net nereikia įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, jeigu aš dirbu kaimo reikalų komitete, aš negaliu teikti įstatymų projektą valstybės valdymo srity. Taip ir buvo. Savaime suprantama. Taip, tai iš tikrųjų tas sritis, reiškia, pakankamai plati. Ir visur, aišku, žiūri, matuoji turbūt natūraliai. Reiškia, visas idėjas eina, galima sakyti, nuo tavo aplinkos, nuo tavo bendruomenės, nuo kaip, pavyzdžiui, įstatymas paveiks tavo artimiausią aplinką. Tai, ponas Edmundai, tada ir pakalbėkime apie artimiausią aplinką, kurią mes labiausiai įtakojame, o tiksliau, ta artimiausia aplinka įtakojo, kad jūs patektumėte į Seimą. Tai yra Utenos kraštas, oficialiai Utenos 51 apygarda rinkiminė, kurioje vakar būtent jūs ir išrinko
delegavo 4 metų kadencijai į Lietuvos Respublikos Seimą. Darbas savivaldoje. Kas dabar nutiks, tarkim, jūs dabar iškeliaujate į Seimą, čia pasvarstymai, kas jūsų vietą dabar užims Utenos rajono savivaldybės tarybos kėdėje? Pagal tvarką, kurią suritingavo rinkėjai per savivaldos rinkimus, po manęs yra Raimundas Kelevičius, kuris kažkada tai dirbo rajono taryboje, taip pat dirbo švietimo komitete. 4 metai kadencija iš tikrųjų nemenkas iššūkis, juolab, kad jau įsibėgėjo ir savivaldos, tarkim, tas laikotarpis, ta kadencija, kada jūs esate kaip savivaldos politikas. Už metų 2 bus vėlgi rinkimai savivaldybėse. Ar jūs planuojate kandidatuoti arba kaip lyderis vesti Utenos konservatorius būtent savivaldos rinkimuose ir netgi galbūt dalyvauti tiesioginiuose mero rinkimuose? Ne, šį kartą iš tikrųjų ne, kadangi mero rinkimai yra tiesioginiai, kaip ir sakėte, tada valstybė daug kainuotų nauji rinkimai į Seimą, jeigu laimėtum, tai iš tikrųjų tas žaidimas man nepatinka, priešingai nuo to, kas buvo. Anksčiau, kai būdavo taryba, tai savaime suprantama, jeigu tu tampi tarybos nariu, tai tu turi pasirinkimo laisvę. Ir turi pasirinkimo laisvę, jeigu tu nepatenki į Seimą ir tu esi savo bendruomenės Tėvynės sąjungos skyriaus lyderis, tai savame suprantama, tu turėtum būti rajono taryboje. Tas ir įvyko. Aš žmonėms sakiau, dalyvaudamas rinkimuose į rajono tarybą, kad jeigu būsiu neišrinktas į Seimą, aš tikrai mielai dirbsiu Utenos rajono taryboje. Taip ir įvyko, aš atidirbau, šiuo metu kandidatavau į Seimą, mane išrinko ir aš tikrai nesiruošiu kandidatuoti mero poziciją, kadangi, iš tikrųjų, tikrai tai nėra kažkokie tai žaidimai, tai yra didžiuliai pinigai, kurie kainuoja valstybė. Bet partija vis tiek turi turėti savo kandidatą ir jis turi būti, atsvarus visai partijai, tai neturi būti kažkokia vienadienis projektas. Sutikite su tuo ir tam reikia ruoštis iš anksto. Jūsų manimu galbūt galėtumėte įvardinti jau ir būsimą kandidatą savivaldos rinkimuose ir ypatingai į mero rinkimus. Mes jau pradėjome ir vakar kalbėti. Iš tikrųjų, mes vakar taip pat pažiūrėjom, aptarėm ir savivaldos reikalus. Tai tikrai mes turim nemažai kandidatų, kurie yra bendruomeniški, kurie šiuo metu yra ir taryboje. Yra Egidijus Puodžiukas ir Kęstutis Sūduras, reiškia, galbūt ir kiti kandidatai, tai yra daug. Tai iš tikrųjų laukia rimtas darbas, rimtas pasiruošimas, o galbūt atsiras kažkas tai ir naujo. Iš tikrųjų turim jaunų perspektyvių žmonių. Tai va šie 3 metai, kuomet, galbūt aš šiek tiek apleisiu poziciją Utenoje, kadangi turėsiu daug darbo Vilniuje, galbūt išryškės naujas lyderis, ko mes labai norėtume. Prabilote apie jaunus perspektyvius žmonės, kas yra išties madinga būtent šiuose rinkimuose. Visur tik tai eskaluojama būtent jaunystė, kaip kokiuose mados žurnaluose ir atrodo patirtis jau nieko neverta. Tačiau anaip tol, vis tik tai pažiūrėkime, kai kurie žmonės, net ir kalbant apie Lietuvos krikščionis demokratus Tėvynės sąjungos, konkrečiai turiu omeny Agnės Bilotaitės pavyzdį. Jauna, energinga, komunikabili, ekspresyvi, viskas tvarkoje. Tačiau neperėjo kartelės ir į Seimą nepateko. Vadinasi, pateko jinai kaip pagal sąrašą. Pagal sąrašą, bet kalbant apie vienmandatės rinkimus, šioje vietoje, slystelėjo. Ar tas jaunatviškumas, kuris visą laiką yra pabrėžiama, kad mums kaip jauniems žmonėms, tiem būsimiems rinkėjams, kurie dar tik tai ko gero eis galbūt ateinančiuose rinkimuose kaip piliečiai ir rinksis vieną ar kitą atstovą, tai yra svarbiausias aspektas? Ne, tikrai ne. Iš tikrųjų svarbu turėti, reiškia, galbūt tokį, ir patirties, reiškia, ir jaunatvės sinergiją. Nes iš tikrųjų, kur problema? Jeigu jos jaunatvės nebus, pakaita, reiškia, pakeitimas yra problematiškas. O mes visi nesame amžini. Ir aš dabar džiaugiuosi, kad ir pas mane komandoje yra jaunų perspektyvių žmonių. Ir aš tikrai, patikėkit, nesilaikau savo pozicijos, ateis geresnis ir tegu keičia. Darbų visada yra, tarkim, ir valstybės kitose srityse, ir švietime ir panašiai, nes, viskas priklauso nuo patirties. Turi degti akis. Ne taip, kad yra jaunas žmogus, imk tau. Ne, iš tikrųjų, tu turi įrodyti ir tik tai jam reikia padėti, nestabdyti, nežlugdyti, o padėti, paraginti, paskatinti, kad ateitų, nes be jaunų žmonių mes neturim perspektyvos.
Net nebejoju. Pakalbėkime apie jūs kaip, ne apie politiką, kaip apie žmogų, Edmundą Pupinį, kuris pasiima kartais, galbūt ne ir ne kartais, pakankamai dažnai vakarais į rankas gitarą ir pradeda brazdinti ją. Aš žinau, kad iš ties ne viename renginyje, net ir Utenos radijos studijoje esate įsirašęs dainą. Ar dažnai tenka prisiminti tas melodijas ir, na, galbūt savo sielos ramybei, žmonai padainuoti ar tiesiog savo aplinkinių ratui? Na, ko gero nebūna ir vakaro, jeigu aš bent keliom minutėm nepaimčiau instrumento, vieną iš instrumentų į savo rankas, tai iš tikrųjų mane labai atpalaiduoja, mane nuramina, aš labai greitai galiu pasilsėti tokiu būdu ir jaučiu malonumą iš to, na, savo pagroti galbūt, na, kaip sakot, žmonai ir iš tiesų tai mane, na, nuramina turbūt, atpalaiduoja ir aš greit pasilsėti galiu. Esat ūkininkas, turite nemažą ūkį ir pakankamai egzotinių gyvūnų, kas juos prižiūrės ir ar vėlgi tai bus šeimos kažkokia tai problema, nes tuo metu Edmundas bus Vilniuje su išlygintomis kelnėmis? Ne, iš tikrųjų turiu tokį ūkį, kuris nereikalauja ypatingos priežiūros. Yra toksai ūkis. Taip, iš tikrųjų, na, jeigu kam sako Highlandai, kurie žiemą gyvena lauke, reikalinga pašiūrė, kas jeigu išspręstas girdimas, tai galima nuvažiuoti kas kelias savaitės. Aišku, labai svarbu, kad vieną akim koks nors kaimynas žvilgteltų, kad sielos ramybė būtų. Jeigu nežiūrėtų, tai galbūt šiek tiek neramu būtų, nes, na, kas žino, kas ten gali nutikti, bet kai žinai, kad gautum signalą iškart kažkokį tai, nes jeigu kas nors negerai, bet kol kas viskas gerai. Ir žiemą kai kada būna taip, kad nuvažiuoji kas 3 savaitės, paprasčiausiai yra tokie, reiškia, rulonai, juos išstumi į ėdžias, pastatai ir jie sėkmingai gyvena ir laukia vėl, kad tu atvažiuosi. Tam tikra atgaiva nuo politinių visų batalijų. Na taip, iš tikrųjų, aš esu kaimo vaikas ir man taip pat reikia pabūti tėviškėje, kadangi ten aš labai gerai jaučiuosi. Gerai, grįžkime, bet vis tik tai prie politikos, nes ko gero svarbiausias aspektas yra, dėl ko mes šiandieną susirinkome. Klausimas jums. Oponentai ir nepaslaptis ir Utenos rajono savivaldybės meras yra teigęs, kad pakankamai sudėtinga su jumis dirbti, todėl kad nėra randama bendros kalbos. Ar tai galite kažkaip tai paneigti, patvirtinti ir ar pažadate atrasti tą bendrą kalbą? Na, iš tiesų, turi būti tik noras ieškoti bendros kalbos ir galbūt reikalas tam tikras. Na, iš tiesų, turbūt aš esu skambinęs merui, nors meras kai kada skundžiasi, jis man nėra nekartą skambinęs, tai ir bendrais reikalais, kai prasidėjo. Gal jūs telefoną neduodat? Duodu, visi žino, aš jiems, visi žino, ne tame problema. Turbūt mums per daug to politinio angažuotumo nereikia, tokio turbūt daugiau bendradarbiavimo, daugiau savitarpio supratimo, kultūros. Iš tiesų buvo ir gerų dalykų, kai mes pradėjome statyti daugiafunkcinį kompleksą. Tai teko ir skambinti jam kažkur, tai užsienį pagavau, sakau, reikia spręsti problemas. Ir visada, kai reikia, suranda ir mane, kai reikėjo daugiafunkcijam 11 milijonų praeitos ten kadencijos, tai mes labai gerai bendravom. Tik tai, aišku, trukdo šiek tiek politika, kuomet galbūt atvirkščiai netgi, kai norisi būtinai, kad vienos partijos kandidatai būtų būtinai ir Seime, ir savivaldybei. Na, bet sudėkite, tai lengviau dirbti tokiu principu. Nesakyčiau, žinokit, iš tikrųjų daug tokių kurioziškų politikoje reikalų yra, kuomet netgi būnant opozicijoje kur kas geriau, ypatingai kas susijęs su valstybės investicijom. Tarkim, kai buvo Kirkilo Mažuvos vyriausybė, labai sėkmingai sekėsi gauti pinigus Šapokos gimnazijai, nes buvo reikalingas palaikymas, tada pasinaudojai lobizmu ir gauni tuos pinigus. Nėra taip, o pavyzdžiui, teko dirbti merų Gedimino Vagnoriaus vyriausybės metu, tai ir 97 metais, tai buvo sakoma, na jūs savi, jūs tos pačios partijos, būkit žmonės, palaukit, nors jūs reikia gesurus gesinkit, o jūs savi, jūs palauksit. Tai iš tikrųjų politikoje nėra taip, kad būtinai savas čia gauna. O dėl gavimo taip pat, na žinot, gavimas yra toks, pinigai yra valstybės, tai vienas dalykas, arba tu iš kažko juos atimsi ir atitrauksi čia, na iš tikrųjų, arba iš tavęs atims. Tas politikoje neturėtų būti ypatingai Seime. Manau, kad galbūt netgi reikėtų kalbėti apie įstatymą, kad parlamentarai užsiminėtų įstatymų leidybą. Tai gaunasi toks paklodės tampimas iš vieno kampo į kitą. Nu, kas gudresnis, kas prieis prie savų, o Lietuva tai viena. Patampykim paklodę dabar. Penktadienį
popietai atsirado internetinėje žiniasklaidoje respublika.lt, delfi.lt, lrytas.lt toksai straipsnis paskui Juozą Pundzių, dar vieno konservatoriaus Edmundo Pupinio finansai. Mes kalbėjomės penktadienį būtent Utenos radio tiesioginėme eteryje būtent šiuo klausimu, bet galbūt pasikartokime, kokia tai yra istorija ir, na, ką jūs išvelgėte čiame? Na, iš tikrųjų, turbūt, galime taip grubiai pasakyti, prie juodųjų technologijų priskirčiau, nes iš tikrųjų pavadinimas visai kitoks, kaip dažnai būna, negu kad turinys. Na, taip, straipsnis toksai, pavadinkim, iš tikrųjų turi nelabai mažai, bet esmė tokia, kad jūs gavote paramą 3000 iš pono Aušrio Macijausko ir ponas Aušrys Macijauskas, neva buvo teisiamas. Na, iš tiesų, aš žinau, dabar iš tikrųjų buvau pamiršęs tas istorijas, kadangi tai buvo gal prieš kokius 6 metus ir po to, kai man priminė, aš prisiminiau, kad kažkokie tai teismai vyko, bet taip ir nežinau jų finalo. Po to netgi grįžęs po visko pasitikrinau, pažiūrėjau, kad iš tikrųjų pagal vieną bylą išteisintas, o apie kitą dar neradau informacijos. Bet tai atvejas tuomet, toks, žinot, kai grinai darbiniais klausimais, bent aš ten supratęs buvo siekiama, kad, greičiau būtų įvykdyti tam tikri pareigūnų pakeitimai. Tai buvo žiūrėti kaip deputizmas, aišku, išteisinta buvo aukščiausiam teisme. O šiaip tai aš pažįstu kaip vienas stipriausių ūkininkų, kas man labiausiai fiksavę Grūdininkų asociacijos vadovą, kuris Lietuvą atstovauja Briuselį. Ir kuomet man buvo bėda iš tikrųjų, mano galimybės yra ribotas kaip pedagogo, aš ieškojau paramos ir tikrai ėjau į verslo įmonės ir čia susidūriau su problemom. Iš tikrųjų, noras paremti yra, tačiau turbūt ir įstatymai, šiek tiek mes persistengėm jau, kuomet reikia deklaruoti ne tik pajamas, bet ir turtą. Ir daugumas verslininkų, jie dabar neįpareigoti deklaruoti turto, kai kurie. O ūkinį, žinau, kad Macijauskas buvo kaip tarybos narys yra Kėdainių rajono, jis deklaravęs turtą, ir paėmiau paskambinau, sakau, Aušrinė gali pagelbėti, šiek tiek problemas man, negaliu konkuruoti rinkimų kampanijoje. Ir sako, mielai parašyk prašymą. Ir viskas įsprendė. O po to man priminė šitą istoriją tikrai. Kiek kainavo jūsų politinė kampanija? Turbūt galėčiau pasakyti su visa respublikinė spauda, nes mes darėm ir bendrą projektą su 4 Seimo nariais. Finansavimas, tarp kitko, buvo vykdomas per mane, kadangi turi būti vykdomas per vieną Seimo narį. Tai kažkur galiu pasakyti, gal apie 10 tūkstančių eurų. Ir tai yra rėmėjų pinigai ir, žinoma, kažkiek tai skirta ir partijos. Iš tikrųjų, su rėmėjais buvo problema, tai iš tikrųjų ačiū, kad parėmė tarybos nariai, kurie, dėkui Dievui, visi dirbantis ir turi darbą. Ar žmonės rėmė? Žmonės dabar, nežinau, turbūt kažkiek tai gal yra, bet daugiau turbūt partijos nariai, kurie rėmė ir šitą, bet ten daugiau parama buvo ankstesnė, skyrių, ne kaip rinkimams, o šiaip taip ir pats nemažai paaukojau pinigų. Pakalbėkime, jūs prabilote apie juodasias technologijas. Ar būtent šiuo rinkiminiu metu galima buvo išvelgti, nes mes taip pat internete diskutavome apie tam tikras vienokias ar kitokias tendencijas. Ar vis tik tai tos juodasios technologijos, jos buvo išvelgiamos jūsų kaip politiko, tarkim, ar prieš jūs, ar prieš kitus politikus, ir koks jūsų vertinimas iš vis apie juodasias technologijas? Iš tikrųjų, biškutį negarbinga, kuomet informacija žinoma, viešai parėmė žmogus, informacija jau senai puslapį VRK, viskas atrodo gerai ir tuo metu, kai tu neturi praktiškai laiko apsiginti, nieko pasakyti, paskutinę dieną tau ištraukia. Jūs kalbate apie šitą straipsnį? Taip, faktas. O šiaip tai nežinau, kad, neteko šį kartą galbūt mažiau, kadangi anksčiau būdavo technologijos naudojamos, kadangi tai kainuoja nemažus pinigus, iš tikrųjų išeiti į spaudą. Ir šiuo metu, ko gero, apskritai, kaip juokiasi kai kurių politikų išeinančių iš politinės arenos, lagaminai ištuštėjo. Tai tokių, ko gero, pinigų nėra ir rinkiminės kampanijos tampa švaresnės, kuo tenka pasidžiaugti. Tendencija pastebima labai akivaizdi, kad daug politinių batalijų, ypatingai prieš rinkiminių įvairiausių triukų, agitavimų, pašiepimų, kažkokių tai įgnybimų vis tik tai persikelia į internetinę erdvę, kalbu apie socialinius tinklus. Kaip šitoje vietoje jūs susitvarkėt? Iš tikrųjų, madas diktuoja turbūt respublikinės žiniasklaidos priemonės ir žmonės labai pasigaudo.
gauna. Jeigu ten kas nors pradeda vykti, pavyzdžiui, atsiranda Tapino laida kažkokia tai, kur iš tikrųjų šmaikštauja su politikas, tai žiūrėk, ir mūsų vietiniai kažkas tai internautai stengiasi neatsilikti, vėlgi daro kažką tai panašaus. Bet manau, kai ką reikia žiūrėti su humoru, galiu pasakyti, ir ne visada tos technologijos, tarkim, neigiamai veikia politiką. Prisiminkim, Viktoro Uspaskicho, reiškia, ten tą pradžią politinę, kai jis ant to, reiškia, pastatė praktiškai savo rinkiminę kampaniją. Bet jūs iš principo, tai vis viena, už korektišką bendravimą net ir tarp oponentų. Na taip, savai mes suprantama, kad iš tikrųjų reikia laikytis tam tikrų etikos normų ir neperžengti tam tikrų ribų. Jungtinėse Amerikos valstijose debatai yra svarbiausias pasirinkimas balsuojant už vieną ar kitą kandidatą. Debatų netruko ir pas mus, netgi 2, nors norėjusi iš tikrųjų, kad jų būtų daugiau, bet vis tik tai vyko Utenoje. Ir kaip vertinate tuos debatus, kaip vertinate pačių debatuose dalyvavusių, pavadinkim, interesantų arba būsimų rinkėjų klausimus? Na, iš tikrųjų viskas, man atrodo, normaliai. Galbūt iš tikrųjų galbūt galėtų būti daugiau įvairesnių tokių klausimų, nes kai kada daug kas angažuojasi tos primityvus atlyginimas, pensija ir panašiai, kurie, kaip sakiau, daugiausiai priklauso nuo verslo ir tu nieko negali atsakyti. Bet buvo tokių bendrų programinių dalykų ir susijusių su Utena ir su kodeksu. Normaliai, man atrodo, žmonės turi teisę viską klausti, kas jiems labiausiai rūpi. Jūsų palinkėjimai Utenos rinkėjams ir galbūt net jau išreiškėte tam tikrą viešą padėką, jeigu ne, tai yra didžiausia galimybė tai padaryti dabar Utenos radio banga. Na, iš tiesų, aš jau spaudai išplatinau savo padėką, jinai bus vietinėje spaudoje, visuose 3 laikraščiuose, bus paskelbta Facebook'e, o šiaip tai tikrai uteniškiams nuoširdžiai dėkoju, bet vėlgi sakau, vienas nesikarys ir tau reikalinga visada pagalba ir teikiant įstatymų projektus, ypatingai teikiant siūlymus dėl jų, nes turime žinoti, kad visada Seimo narys tarnauja žmonėms ir kaip geriau sužinoti nuomonę, kokios problemas trukdo gyventi žmonėms, negu iš jų pačių. Tai, manau, aš darysiu pirmadieniais priėmimus, bus paskelbta, kviesiu jūs kaip ir anose kadencijose, kad ateitumėt aktyviai, dalyvautumėt, diskutuotumėt ir ieškotumėm geriausių sprendimų. Ačiū Jums. Ar pažadate, paskutinis toks klausimas, ar vis tik tai pažadate ne vien tik tai pasinerti į plačią būtent Lietuvos politiką, bet nepamiršti ir ypatingai klausimus susijusius su Utena? Ne, tikrai būsiu, tikrai laukiu skambučių, tikrai laukiu pasiūlymų ir šiuo metu jau yra tam tikrų pageidavimų, tam tikrų skaudamų vietų, ką reikėtų spręsti ir savame suprantama su savivalda. Tikrai bendrausime, tikrai ko gero nuleisime tas visas ugnelės ir ramiai toliau dirbsime bendram labui Utenos ir Lietuvos. Ačiū Jums, radio klausytojams priminsiu, šiandieną pas mus iš karto po rinkiminės nakties apsilankė Edmundas Pupinis, atstovaujantis Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratus ir žinoma, 51-oje rinkiminėje apygardoje, Utenos apygardoje Edmundas Pupinis dvikovoje nugalėjo Lietuvos socialdemokratų partijos atstovę Mildą Petrauskinę, bet vis tik tai ne džentelmeniškai, Edmundai, reikėjo moterį užleisti į priekį. Na taip, atleiskit, taip įvyko, rinkėjų valia. Ačiū. Belieka palinkėti Jums sėkmės, dar kartelį dėkoju, tai buvo laida Studijos svečias, susigirdėsime jau kitą dieną. Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga.